Lietuvoje ir Izraelyje paminėta Lietuvos žydų genocido diena. Per nacių okupaciją Antrojo pasaulinio karo metais mūsų šalyje buvo sunaikinta maždaug 95% žydų bendruomenės. Paneriai vieta, kur Vilniuje per karą 1943 rugsėjo 23 nužudyta beveik 100 000 žydų. Iš viso Lietuvoje nacijai ir jų talkininkai sunaikino per 200 000 beveik visą šimtmečius Lietuvoje gyvenusią žydų bendruomenę. Prie memorialo aukščiausių šalies vadovų gėlės. Nacijų nužudytosius pagerbė ir patys Vilniaus getą išgyvenę žydai. Moksleiviai kaip atminties ir pagarbos tragiškam žydų bendruomenės likimui ženklą iš akmenų išdėliojo žodį atmink. Kitur Lietuvoje formavo akmenų kauburėlius, puošdami tragiškai žuvusių asmenų mirties vietas. Akmenimis kapai puošiami ir Izraelyje, kur paplitusi tradicija kaip atminties simbolį į kapus nešti ne gėlių, o akmenį. Žydai vis tik jau ir tuo metu tikrai buvo prigyvę Lietuva ir sakyčiau, kad tiek lietuviai, tiek žydai turėtų paminėti šią dieną kaip bendrą gedulo dieną. Manau, kad reikia prisiminti visus tos žmonės, nes iš tikrųjų žiauru yra žudyti, nes vis tiek mes visi esame žmonės, visi turim širdį ir esame visi, mus vienyje visus, kad mes esame žmonės ir niekas neturi teisę atimti iš kito gyvybės. Paneriuose buvo sušaudyti ir dalis 43-aisiais likviduoto Vilniaus geto gyventojų, kiti išvežti į koncentracijos stovyklas. Šiuo metu Lietuvoje likę apie 5000 žydų. Didžioji dalis tautos yra iš tiesų prarasta ir niekas nebegali jų grąžinti, nei malda, nei prisiminimas. Tačiau kiekvieną kartą dėdami čia, mes sakome žodžius iš partizanų himnų. Mes sakome, mes esame čia. Ir jeigu yra paminklas, kurį mes galėtume pastatyti visoms holokausto aukom, tai Lietuvoje, aš manau, tai gyvybinga, stipri žydų bendruomenė. Žuvusiai prisiminti ir Izraelyje holokausto atminties memoriale Yad Vashem. Ši organizacija įvardė ne tik tuos, kurie žudė žydus, bet ir pagerbė tuos, kurie gelbėjo žydus, rizikuodami savo gyvybę. Yad Vashem jiems suteikia pasaulio tautų teisuolio vardą. Šiuo metu tokiais pripažinti daugiau nei 700 lietuvių.